Šiandieną aš noriu pakalbėti apie tai, kaip niekas mūsų arba jūsų neteis išgelbėti. Ir klausimas būtų, ko žmonės iš tikro ieško, ieškodami psichologo arba psichoterapeuto pagalbos. Neretai žmonės kreipdamiesi į psichologą arba į psichoterapeutą, jie iš tikro ne patys siekia pagalbos, ne patys nori keistis, bet tiesiog tikisi, kad kažkas juos išgelbės. Ir tai yra, iš esmės populiarus tikėjimas, kad kažkas yra atsakingas už mus, kad kažkas yra atsakingas už mano gyvenimą, už tai, kas su manimi vyksta, už tai, kas su manimi vyks ateityje. Ir ta tokia atsakomybė, perkelta atsakomybė, jinai gali gerokai trukdyti gyventi. Ir gali trukdyti įvykti pokyčiam, kurie galbūt kartais reikalingi tam, kad mes galėtume keistis patys, kad mes galėtume išsispręsti savo problemas. Ir kada ateina toks klientas, kuris sako, aš atėjau, aš turiu problemą ir dabar būk geras, gelbėk mane. Arba tiesiog atsisėda ir sako, spręsk mano problemas, aš laukiu, kol tu man kažką pasakysi ir mano visos problemos išsispręs. Tai tokie žmonės, kurie taip elgiasi ir pripažinkime, mes kartais irgi norime, kad tiesiog kažkas mumis pasirūpintų, jie tikisi, kad kažkas kitas prisims atsakomybę už tai, kas vyksta su jų gyvenimu, kad kažkas kitas paims ir padarys, kad jų gyvenime tiesiog viskas imtų ir pagerėtų. Tada, aišku, susiduria specialistai, jeigu pas mane ateina tokie klientai, aš susiduriu su problema, kad toks žmogus dažnai būna nemotyvuotas pats kažką daryti, pats keistis. Ir aišku, galima bandyti ieškoti motyvacijos būdų, bet turbūt esminis dalykas, kurį aš noriu šiandieniniam pokalbėje mūsų pasakyti, kad vis dėlto eidami ir ieškodami pagalbos kažkur kitur, mes turėtume prisimti tą atsakomybę, kad iš tikro mes patys turėsime padaryti žingsnius, kad kažkas mūsų gyvenime pasikeistų. Kad pagalba, kurios mes sulaukiame iš aplinkinių, yra tik tai kaip parama, kaip palaikymas, kaip, padėjimas, parodymas kelio, bet jokių būdų tai nėra, kad kažkas ateis už mus ir paims ir padarys tai, ką mes norime pakeisti savo gyvenime. Iš esmės, čia yra du būdai. Vienas būdas tai yra tiesiog paimti ir duoti jiem tai, ko jie nori. Jis yra paprasčiausias ir dažniausiai, bent jau visuomeniai taip sprendžiamas, kad jeigu žmogus ateina, atsineša problemą, tarkime, mūsų draugas klausia, žiūrėk, aš turiu situaciją ir ką man dabar daryti, mes tiesiog tiesiai šviesiai duodam atsakymą žmogui. Žiūrėk, tu turi problemą, tarkim, ten draugas pasiskolino pinigų ir negrąžino, tai tokie žingsniai. Eik ten, daryk tą, eik ten pas tokį, tai ar advokatą, ar teisininką, ar tu jam skambink, ir mes jam duodam iš karto atsakymą. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus nėra linkęs pats keistis, jeigu jis nėra linkęs spręsti savo problemų savarankiškai, jis dažniausiai net nepriims to, ko mes jam duodam. Jis sakys, okei, tu man davėjai atsakymą, ačiū, ir gal būtų visai gerai, kad tu padarytum ir tą antrą žingsnį, gal tu gali padėti man kažkaip dar toliau padaryti kažką. Tai yra vienas būdas tiesiog duoti, numesti žmogui tą trupinį, kurio jisai prašo ir kad jisai jį pasimtų, ir aš manau, kad tas būdas yra šiek tiek maitinantis tą negalę. Yra kitas būdas, tai tiesiog šiek tiek kvestionuoti galbūt tai, ką žmogus atsineša į tą pokalbį. Sakyti, gerai, žiūrėk, tu prašai manęs pagalbos, bet ar tau jos iš tikrųjų reikia? Kokios tau iš tikrųjų reikia tos pagalbos? Kaip aš asmeniškai su specifiniais tavo poreikiais galiu tau padėti? Ir pratęsant šitą, pasukant šiek tiek tą pokalbį nuo tarp asmeninių santykių, nuo kažkokių tai situacijų, tarkim, buitinių, į labiau tą psichologinę pusę, kada klientai ateina pas mus ir sako, gelbėk mane, mes galime kaip specialistai, kaip psichinės sveikatos specialistai, mes jiems galime pasakyti, žiūrėk, niekas tavęs neišgelbės, bet tu gali tai pats padaryti. Ir jeigu mes tą žinutę perdodam žmogui,
mes galime jį įgalinti keistis, mes galime sukurti jam sąlygas, kuriuose jisai pats po truputėlį mokosi naujų dalykų, pats po truputėlį tobulėja, auga ir supranta, kad jis gali keistis ir gali tai daryti savarankiškai, be kitų žmonių pagalbos. Nes kaip ten bebūtų, tai yra suaugęs žmogus, kuris turi suaugusių savo asmenybės dalių ir per tas suaugusias savo asmenybės dalis jisai gali keisti tas dalis, kuriom reikia pagalbos, tas dalis, kurios yra kaip vaikai, kurios ten bejėgės, kurios ieško tos pagalbos ir nori būti išgelbėtos.